Eina, okay, cool. Alright. 100 metų nesimatėm. I have no words, ką pasakyti. Čia yra toks gal mano mažas projektas, papildomai prie viso to, ką aš dabar veikiu su YouTube. Tai darom Gizmo dieną. Ką turiu omeny? Tai ganai tiesiog bus diena, kada tiesiog out of ordinary kažką veiksiu, kas ne man ir kas, neįprasta, kad jūs daugiau su manim, daugiau žinotumėt apie mane, daugiau susipažintumėt apie mane, ką aš mėgstu, ką aš darau ir overall in life, what the fuck, ne? Aš šiandien keliausiu pas vieną tatų meistrą, aš nežinau, pati skelbėsi kaip yra pradedančioji, bet jos darbai yra tikrai, pavadinkim, tikrai nuostabus. Mano draugas tai darė, Lūna. Ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių yra. Tai kažkur čia turbūt parodysiu arba kažkur skaidrės praeis. Bet, man ačiū Dievui netoli, aš viską visien rašinėsiu. Ką šiandien veiksiu, grinai, tai būtent parodysiu, kaip realiai viskas vyksta pas ją. Realiai kamera tiesiog keis ten. Dabar, grinai, kodėl aš dabar nerodau? Nes dabar yra... Ar vėl? Jo, dabar yra po 9:03. Po 9:03. So, dabar yra anksti, mano appointmentas yra 1 valandą. Aš atsikėliau, blėt, beveik 7:30. Ko aš dar šiandien tikiuosi, kas šiandien tikriausiai atvažiuos, tai Omato kava, tik tai Kulio, jeigu neklystu, Kulio. Aš žinau labai puikiai, kad tai nėra Kulio, tai yra Kofijo ir tai yra mano nuoširdi klaida, nes aš netai perskaičiau. Tai turėkite tą mintį, kad kai sakau Kulio, turiu omeny Kofijo, sorry, Omantai, jeigu aš kažką netaip susakiau. Let me check, berods Kulio. Čia tu šiandien atvažiuot, tai dar gal per šiandien dar patestuosim per video, gal gal prieš. Šiaip nesu toks labai kavos snobas, bet aš anksčiau labai daug mėgdavau kavos gert. Tai aš turiu tokią savitą skonį. Tai pažiūrėsim kaip bus. Okay, so nevertheless, dar sveiki atvykai į vlogą ir žiūrėsim kas bus. So, labai įdomus dalykas nutiko. Pamenat, sakiau, porą sekundžių atgal, kad mes eisim tikrint kavos vėliau. Šiaip keistas dalykas, pakol aš sudėdinėjau medžiagą, man ateina žinutė iš LP Expresso, kad siunta jau vietoj. So I mean, look at this. Tik ką atėjo, ne? Ir dabar žinutė atėjo, tai manau, mes varom iki paštomato pasiimti kavos ir tada mes back to the recording. Įvedam magišką koduką, atsiimti. Fuck, neteisingai valdom. Okay, žinau, įvedžiau koduką, spaudžiam dar sykį. Tiesti. Papa. Right. Dėmėjau. Aišku, Adolfas nesumatys, bet aš pasiėminčiau laiką. So, atvažiavo siunta. I have no idea, kas viduj. Tiksliau, I have idea. I know what is coming. Tai tik reikia atidaryti, aš peilio neturiu. Tai būsiu antžmogis. Būsiu neandertalietis. Atidariau labai durnai. Išplėšęs čia. Oh my god, kaip skaniai kvepia. Aš realiai atidarau pizza kavos, aš jau užuodžiu.
Okay. Okay, cool. Ai, ne coolio, aš debilas, aš sakau coolio, reikia sakyti coffee. Man dumbass, aš vis tiek sakau coolio, like fuck me. Okay, so. Espresso House Blend. Skaunio natos, tamsusis šokoladas, rudasis cukrus, raudonieji obuoliai. Geriau nei rytinis seksas. Su meile Omantas. Aš iš čia. Eina nahu. So, aš čiūju ją išbandysiu like right in a few minutes, I guess. So, let's start brewing. Okay, so. Kvapas yra like. Blet, jis toks. Realiai, toks yra karčios kavos tas kvapas, bet blet, jis toks malonus. Turiu omeny labai malonus. So, toks biški jumi ASMR, like. Blet, it smells so fucking good. Jis dar nusistovėjo, so, like. Ir žinai, ir aš užpyliau. Tipo, aš buiteku, tipo, kava biškai, visai du šaukšteliai kavos, right? Ir jokio cukraus. Like, it's straight up coffee. Oh my fucking god. Like, realiai, kiekvieną kartą sipini vis kažkoks naujas skonis, žinai. Aš sakau, tiksliai, dar sakau, neįsiminiau skonį. Bet, blet, tipo, realiai čia toks, kaip ant pakuotės parašyta, geriau nei rytinis seksas, like, fuck me, okay. It's actually, ten, tipo, dabar čiū bus mano favoritas šiuo metu, 10 iš 10. Šiuo metu šitą kavą. Na šiaip sakau, aš gerdavau kavą Pauligas, septintukai, Makafe, Lavazos, visus to, žinai, partuvinės. O šitą buvo zaibys. Aš realiai Omui parašiau. Man patiko jo atrasti. Aš jam parašiau. Aš Omui parašiau. Yo! Ble, koks achuienas kvapas tos konos. Žinau, senė, dirbu tik su aukščiausios pupelės. Žinau, senė, dirbu tik su aukščiausiam pupelėm. Šipsenėlė. Nu ir aukščiausią kokybę duot žmonėm. Aš šausiu tokį maibachinį. Senė. What the fuck is this coffee? Tastes like fucking heaven. So, I have 5 minutes of recording. O mes, manau, sustiksim tada apie 1 valandą. So, like. Yeah! Alright. So, man peizdin dabar reikės iki Karalų, iki Karoliniškių darytas. Tai this will be fun. Sakau, aš toks, I don't even know, aš toks half excited, half scared. Realiai toks, turiu nuo viso, tipo, aš visas excited, visas išsigandęs, I'm not gonna lie, baisu. Realiai, baisu bus man. Man, realiai, aš, biškai prisibijau. Jeigu Roberta matai šitą video, I'm, like, shitting my boots here. Realiai, atrodo, apsišiksiu aš vietoj. Kiek aš esu girdėjęs, kad tik po Roberta ir Luna, du žmonės, kuriuos aš gerai pažįstu, tipo, beta pasitarė, kad aš pesiautinsiu, tai who knows, maybe I pass out, I don't fucking know. Bet jo, žiūrėsim kaip bus, kaip gausis, o aš po biškį judėsiu, žiūrėsim kaip bus, žiūrėsim kaip išeis. Sakau, man toks yra, nes tuškė bus šitoj vietoj. So like, it's gonna be like painful. Okay. So, biškį gysli, kad ir gysli, kai juos eik. Sakė, pamatyt šitą piešinę.
I guess here. Čia matau pasiklojai kažką. Čia būtent, kad, jeigu prakaitas bėgtų, kad... Prakaitas visi skyščiai limfa kraujas, balakas. Oh, shit. Tiesiog neturi viską pirmiausia. Tai visi ir sako, tipo, o Dieve, kiek čia, tipo, kaip tai ne ekologiška. Viską, kiekvieną laidą su pirmiausia buvo šią viską pirmiausia. Viską, kas galimai gali pasidaryti. Tai jeigu būna maža tatuškė pasirašymas, užtrunka 2 metų. Bet kiek supratau, su kaina irgi labai žmogiškai. Tai nes aš neturiu labai daug sąlygų. Jo, šiaip mano draugės, kuri visada mane pakonsultuoja, ten į kažką, nežinau, tokia gera draugė, žinai, tokia meistrė. Į 11 metų tatuiruoja, valanda kaip nuo 80 eurų. Damn. Tai jeigu darai kažkokį darbą, kuris... Ir laikas pradeda skaičiuotis nuo tada, kai tu ateini, reiškia, žmogus susimoka už visą pasirašymą, už viską. Taip jie skaičiuoja savo pinigus. Ok. Man visiems galvoje yra, kad tiek tu, tiek ir Luna, jūs lažinitės, kad aš pesiautinsiu. I shit you fucking not, man tas yra toks, what the fuck. Girdėsim, kai kažkas kitas atėjo. Tavęs kaip kamera nemato, damn. Dabar mato. Say hi. Atvyko! Jo, jis atvyko. Jesus Christ. Galbūt, pamatyk, jis man dar rašo nieko. Atvarys ar neatvarys? God fucking damn it. Jeigu tu man rašyti, paklausyti, kaip iki Lunos atliek. Žinai, ant kiek dabar ironiška, kai man reikės dėti virš jūsų galvų to, žinai, kas yra kas, kad maždaug Luna 1, Luna 2. Ne, tiesiog išmokdamas modų. Tiesiog modas. Yes. So I will have fun. Oh yeah, you will. I will die today. Sakau, kavos tik išgėriau gal prieš kokias 2 valandas, 3. Tai neturėtų būti like very bad. I think so. I don't think it will be bad, but I think so. Kaip nors išgyvensi, didelis berniukas esi. Dar ką aš pastebėjau yra, kad ten duoda ta, yra ta netikra oda, ta maža, kur užklijuoja and shit. Jo, sakysim. Ir ką aš pastebėjau, kiek aš žiūrėjau tipo, video visokių, kad tipo, visas raštas ale tokį burblas, tipo, ant. Galim tai padaryt, bet čia jeigu reikia, matai, jeigu ją klijuoja, geriau yra palaukti kažkiek laiko, kad tikrai jau nebešlapuotų tatuškę. Jo, tai. Tada ją klijuot. Bet kaklas, va tokios jautrios vietos, tai ten nori, jinai tiesiog nesilaiko. Kai mane tatuiruoja kažkokiais baisiom, dideliom tatuškėm, aš stengiuosi kuo įmanoma toliau nukelt pačią pirmą kartą. Kuo tu ją nukeli toliau, nes tu, kada ilgai gauni tą patį monotonišką skausmą, tavo organizmas jau būna used to that, žinai. Jo. Ir tada, kai tu sustoji, jis vėl not used to that ir jis vėl iš naujo gauna tą patį jausmą ir taip palaksuoja. Ok. Bet ir bendrai, pavyzdžiui, kai šitą darė, tai buvo tiek jau sudirbęs, kad aš net nejaučiu skausmą. Kai kiti dirba, aš juos fotkinu. Nu dabar biškai atvirkščiai, ne? Nu, žiūri keista. Aš visada tas žmogus už objektyvo būnu. Darbo procesas. Dabar bus ant objektyvo. Ble, tai yra labai weird. Jau pajauti, kad filmuoja, tai dabar pradėjau skausmą reikšti. Ne, esmė tame, kad atsipūs norėjau biškai. Ai, gerai. Nes aš šiaip susilaikiau. Ai, tu nekvapuoji? Sunkiai. Momentais aš irgi nekvapuoju, nemeluosiu. Tiesiog sunkiau kvapuoju. Spalvinimas bus toks. Interesting jausmas. Nu ir kaklas iš pačių vietų yra tatuška gan bjauriai, jie kaklas kaip ir plaštukas ar delnai, su laiku jisai labiau išsiblydina negu tam ranka kokia, žinai. Nes oda plonesnė, movemento daug to labai. Kaip gyvena? Kaip matai, glinėjau. Čia kažkaip dilgina kaklą kažkaip, žinai. Kažkokį ne tokį krūmą įkratai. Žai ar tiesiog kontrą darai toliau? Dar kontūras.
Atrodo, kad viena adata yra aukštesnė nei kita. Toks jaučiasi jausmas, žinai. Šitas sudėtas į plokštę. Tai šonai yra šiek tiek trumpesni negu basic linija tų adatų. Ar mamai sakei? Jo, jis tikriausiai nepatikėjo, parodos labas. Bet, grinai esmėtume, kad jinai tokia nepasimatanta. Kas? Šitą tatū bus tokia. Nesimatanta? Jinai tau beveik prie veido. Bet ne veido. Sik. Fuck you, blet. Toks, žinai, jaučiasi toks. Nežinai, ar to čia skauda, ar kaip. Daug kas labai, žinok, taip sako ir sako, blet, geriau jau skaudėtų aiškiai, tada man bent būtų, suprantama, o dabar tiesiog erzina užpisa, na. Ne, tipo, tokia šiluma jauti. Bet tu tiesiog miršti. O, ne. Spėju tu prie vidurio. Ten jo vieną vietą tokią spalvą, bet kažkur jo. Kaip make sense. Spėju daug dar liko. Tiesą sakant, čia stambiausia dalis, kurią reikia spalvinti, ką mes dabar spalvinam. Tai va, kada mes jau šitą vietą prasispalvinsim, tai nedabar daug reikia. Bet vau, čia visgi jis atėjo, mes tai darom. Tai va, sukimas ir yra sunkiausia, o ten oda minkščiausia. Tai labiausiai tempėsi. Jo, aš visam suprantu, kodėl žmonėms šitas erzina. Skausmas. Kodėl? Tai bus toks... Fuck. Tiesiog... Nenori. Viskas gerai. Jo, žinau, kad viskas gerai, tipo nemiršta, bet fuck me, it hurts. Gėliai kvepuok. To aš kaip papersiu. Davai nereikia. Nereikia mums Aušvico. To įkvėpsiu, aš tai pro kitą galvą, bet tiksliau iškvėpsiu. Įkvėps per vieną, iškvėps per kitą. Aš dabar kurva, blet, pasmaukti jaučiuos. Labai žiauriai pasmaukti. Čia visiškai susitaikymai, žinai. Viskas, į palažybos baigtas, žinai, I'm done. Toks jau, Yeah, I'm done. I'm just fucking done. Kaip pirmai tatu, I think it's worth it. I'm guessing it's worth. Tipo, pakartočiau, bet į kitą turbūt kūno vietą. Būtų žymiai lengviau, žinai, tau. Ne, nes sakau, dabar yra viena tatu, bet ten bletinai brangiai kainuotų daryti. Labai brangiai. Nugaros CM Punk'o? Ne, CM Punk'o aš ant krūtinės daryčiau. Va čia. Ne, dabar jau ant krūtinės? Nu, tipo, nes seniau. Cross arms. Tipo. Jeez. Aš vis tiek, tipo, ką aš per savo prifotkinau. Well, nuo paskutinio kadro jau praėjo apie 2 savaitės ir šita tatuiruotė man gijo kaip, blet, supista kalė, aš galiu pasakyti, nes nors ir iš čia gerai atrodo ir viskas fine, aš žinau ir nežinau, ar jau matosi, aš priartinsiu, gal išeis, yra 2 vietos, tai yra čia ir čia, kur gija, bet. Tikrai man patiko, tikrai buvo faina ir tikrai buvo smagu išeiti iš tokios mažos komforto zonos, kurią aš vadinu būtent visą šitą aplinką. Bet. Aš tikrai negalėčiau daug atsakyti klausimų apie pirmosios tatuiruotės darymą ar būtent apsisprendimus ir kaip jas būtent darytis. Tai aš paprašiau Robertos biškį pagalbos, kad jinai daugiau pasakytų apie tai savo. Palieku aš jūsų Roberto žinutę, kaip reiktų prižiūrėti tatuiruotę ir kaip reiktų žiūrėtis dalykus apie tatu ir būtent viską, kas aplinkui. Tai prieš siunčiat pas ją, nepamirškit paspausti like, prenumeruoti kanalo ir, nežinau, parašykit klausimų, kas jums įdomu ir ką norėtume daugiau sužinoti.
Tai su jumis aš buvau Gizmau ir būtent čia buvo mano diena ir Roberta, take it away. Taigi, ką daryti, nusprendus pasidaryti tatuiruotę? Visų pirma, susiraskite meistrą. Pažiūrėkite, kokius darbus meistras kelia į savo socialinės paskyras, kuriomis jis dalinasi, dažniausiai tai turbūt Instagramą, ir pažiūrėkit, ar tenkina meistro stilių. Kadangi kiekvienas meistras specializuojasi savo stiliuje dažniausiai ir tikrai geriausiai įgyvendins darbus būtent tame stiliuje, kuriuo jis ir dirba. Kadangi tiek tatuiruotės, tiek auskarų verimas klasifikuojama kaip A grupės paslauga, tai paslauga, kuri turi sąlytį su žmogaus skysčiais, kaip seilėmis ar krauju, visai naudinga būtų įsitikinti, ar jūsų meistras tikrai turi licenciją teikti šią paslaugą. Licenzijų sistema yra atvira ir prieinama visiškai visiems, tad galite įsivedę meistro vardą pavardę įsitikinti, ar jis turi higienos pasą. Nusprendus užsirašyti pas pasirinktą meistrą, parašykite jam ne tiesiog labas, o bent jau keliais žodžiais apibūdinkite savo idėją ir atsiųskite kokius nors pavyzdžius. Taip tiesiog tikrai suprasite geriau viens kitą, nes mes ne ekstrasensai ir minčių neskaitom, tai mums reikia bent kažkokių užuominų, kad galėtume iki galo įgyvendinti jūsų idėją. Pasidarius pirmą tatuiruotę, tai pirmiausia visą priežiūrą jums turėtų suteikti meistras, o jeigu tiesiog smalsu, ką reikės daryti įsigijus naują tatuiruotę, tai galiu papasakoti preliminariai, ką mes taikome visiems bendrai. Pirmiausia, jūs gaunate piešinį, kurį jūs turite priimti kaip atvirą žaizdą savo kūne. Tai jis dažniausiai būna uždengiamas plėvele, priklausomai nuo tatuiruotės. Meistras pasakys, po kiek laiko ją reikia nuimti. Tai apie 3 valandas plius minus, taip preliminariai sakau. Praėjus tam laiko tarpui, jūs turite nusiplauti savo rankas pirmiausia, tai labai svarbu. Tada atsargiai pašalinti plėvelę, jeigu tai yra ne second skin, nes tai yra skirtingi dalykai, ir nuplauti savo tatuiruotę su skystu muilu. Jokiu būdu tatuiruotės vėliau nesausinti, netrinti rankšluosčiu, švelniai ją tiesiog nutapšnoti su kokiu nors popieriniu rankšluosčiu. Tada patepti plonų sluoksnių, be pantano būtinai plonų sluoksnių, dažniausiai be pantano, jeigu nesate alergiški pantanoliai. Tatuiruotė pilnai sugyja per plius minus 4-6 savaitės, tačiau jau visai būna neblogai apgyjusi praėjus ir 2 savaitėms. Ir tai yra tik labai preliminarus, labai bendrinis gydymo variantas, tikrai labai visas gydymas varijuoja nuo pačio žmogaus odos, nuo vietos, nuo piešinio dydžio, nuo piešinio spalvingumo. Aš esu pradedančioji tatuiruočių meistrė, bet jeigu jau nusprendėte pas mane užsirašyti, lengviausiai mane pasieksite Instagram.